Prasideda 54 diena. Kadizas, Huelva, kažkokia pakrantė beveik visą laiką. Keltukas. Nu, toks šiandienos mano maršrutas. Gerai pailsėjau, videką sumontavau. Nu, miego gal biškį trūko valandžiukės. Nes kol vakar viską sukėliau į vidurintus, norėjęs kokią 11 užmigti. Bet gerai, vis tiek gerai išmėgau palyginti. Tai ką, judam toliau. Jau Huelva yra praktiškai, nu, ten keliasdešimt kilometrų gal iki sienos su Portugalija. Ir jau rytoj kirsiu Portugalijos sieną. Taip tikiuosi, ir šiandien nemažai, virš 140 km, bet lyguma, kol kas tai apsiniaukia, taip ir vėjuota, tai važiuoti kol kas labai smagu, nekaršta, saulė lenda, bet tokių debesų yra. Ir tiek netgi vėsu, tai buvo, čia jau biškį švinta vėliau, 8:30 dar nebuvo šviesa labai, tai įdomu, Portugalija jau švis ir leisis anksčiau, ar ne? Hola, buen día. Oro masas. Vandenyno vėjukas, gaivus dvelkia. Rojus. Čia visai gražu. O ten prie vandenyno kranto toks neblogas viešbutėlis. Vandenynas kažkokių krūmų. Labai keista, labai daug mašinų. Va, kur tiek mašinų, į golfo lauką. Tas Rojo miestelis, kuriam čia nakvojau, tai toks ypatingas golfo laukais. Labai daug golfo laukų. Čia tai turbūt ne golfo laukas, bet va čia už tų krūmų, tai tikrai golfo laukas. Ir pravažiavau gal bent kokius 4. Nu tai 3 tai tikrai golfo laukus, nes pagal duobučių kiek jau matęs, kad didelį ir labai daug žmonių. Matyt, toks oras geras jam ir gal golfo laukai labai kokybiški. Bet tikrai atrodo, wow. Dabar vėl artėju prie vandenyno. Nu, ten Kadizas, ne. Ten dar ne Kadizas. Primena kelionę per Prancūziją, kai važiavau prie kanalų. Tai čia irgi tokie kanaliukai. Iš abiejų pusių. Nu, va tokiu mums lietuviam atrodytų nevaizdingoj vietoj. Bet va ispanai paėmė ir pastatė paminklą. O, paukščiukai, flamingiukai.
Čia galima flamingų pažiūrėti geresnėm oro sąlygom, negu kad buvo ten Prancūzijai. Kas ten gausiai tūpi. Tarp kitko, vakar mačiau gandrus. Tai nebuvau pasiruošęs filmuoti, pravažiavau, bet buvo gandrai. Čia paukščiam gal visai gera vieta perėt tos balus. Tylu ramu. Daug eismo nėra. Gracias. O, ketvirtadienis ir turgus. Na jau. Blin. Nu, dviračių taką užsistatė. ¡Aprovechate! Ya terminó, vaya. Nėra pravažiavimo per tą turgų. Prima baixo. Čia. Karinės bazės teritorija. O va tur kelias. Atlanto vandenynas. Kopos ant tiek šliaužia, kad vat net pravažiuoti sunku. Reikia persistumti dviratį. Bet labai greit prisėmė batus smėlio. Reikia paskui dar batus įsikratyti. Na, taip ir važiuoju. Tiksliau stumiuosi. Dabar gal biškį pavažiuosiu, paskui kažkur sustosiu, pasipurtai batus. Nu, o prie Kadizo tai pliažą gali turėti kiek nori, kokio nori privatumo lygio. Gali būti vienas. Į tą pusę tai dar 1000 kilometrų. Čia grynas smėliukas.
Grynai smėlio pakrantė. Faina. Kopos. Raitai. Fantastika. Nu ką, Kadizas. Seniausias vakarų Europos miestas. Dar finikiečiai 1100 metų prieš Kristų įkūrė jį kaip tvirtovę. O naujais laikais čia buvo nuo 15 amžiaus prekyba su Amerikom vyko iš čia. Ir tai toks mažiukas iš tikrųjų, kaip pagalvoji, toks va čia važiuosiu ir pravažiuosiu. Per vieną tiltą užvažiavau, per vienas kopas užvažiavau, per kitą tiltą išvažiuosiu. O čia įtvirtinimai, patrankos. Nežinau, tai matos, nesimato, patranka man stovi. Gynybinė. Ir va tokie gražus paplūdimiai Kadizė. Smėliukas. Kiek nori vietos. Degintis. Visa pakrantė. Ten prieš miestą dar buvo Kadizė, tai banglentininkai ir burlentininkai varė. Kaitais. Nu, faina labai su tais foilais. Labai norėčiau su foilą išmokti. Atrodo, biškį gal lengviau, kai išmoksti. Nu, smėliukas, idealus. Kaip suprantu, kažkoks navigacijos bokštas. Priekį, ar čia televizijos bokštas, tik tai. Sunkiai, kaip televizijos, nes radarą tai jau matyti. Čia prasideda senoji Kadizio dalis, matyt, senamiestis, bažnyčios. Panašu, kad įvažiuoju į seną Kadizio dalį. Gynybiniai įtvirtinimai. Turėtų būti pati įspūdingai. O, čia tikrai įspūdingai. Matosi, kad buvęs. Miestas ne šiaip sau, miestas tvirtovė. Gražu. Wow.
Ten jau neminsiu. O man iš principo va tenai reikia važiuoti. Kokie gražūs balkonėliai. Važiuoju iš Kadizos senamiesčio. Va, kaip gražu. Ir paukštukas tupi. Había sede en vivo. Kaip laukia važiuoju. Per šitą tiltą negalima. Per šitą gražų tiltą draudžiama man važiuoti. Nei dviračiais, nei arkliais, nei pėsčiom, nekaip. Galiu važiuoti per tą tiltą. Net žmonės iš langų pradėjo šaukt, sako, ne, tai negalima. Per tą tiltą ženklai neleidžia. Tai varau per kitą, bet blemba dabar vėjas į veidą. Reikia čia pasistengti. Tai visa laimė, kad man bus paskui nugarą. Bet čia tai yra kur bėgėti šią atvirą. Nerealiai. Nu, tikiuosi šį kartą jau galiu pravaryti per tą tiltą. Blecha, irgi negalima. Šūdas. Tai per kur man pravažiuoti? Fuck. Šūdas. Ir per šitą tiltą negaliu. Bliam, dar čia draudžiama. Šūdas, tai kaip jums pravažiuoti? Išeities tik varyti per šitą tiltą. Arba 2 valandos aplinkui, arba ieškoti kelto, kur neaišku, nei kaip plaukia dažnai.
A. Nu, jau nedaug. Jau žymiai leidžias. Gerai, kad kelią remontavo pirmą juostą. Tai užtvėrė man visą eismą. Pravariau. Daužė širdelę jau čia. Stiprus šoninis labai vėjas. Labai stipriai kala į šoną. Netampa, tai gerai toks, kad nuoseklus. Galima pailsėti biškį. Reikia atsipūsti, paplanuoti. Kas čia, flamingai? Tegu pasiūlo. Tuo privažiuosiu, sustos. Kažkokią labai gražią bažnyčią, man atrodo, čia gal sakyčiau, ar čia ne bažnyčia. Gal bažnyčia. Plaza de Ispanijos aikštė. Jo, čia bažnyčia. ¿De vuelta hoy de nada más? Sorry? ¿Nada más que para allá? Sí. Vale, vale. Sí. There's, with bicycle it's okay. Sí, sí. Yeah, okay. Atvažiavau į keltą. Čia va kainos surašytos. Nu, matau, su dviračiais važiuoja. Tai gal viskas bus gerai. Birželį, Liepą, Rugpjūtį, Rugsėjį. Nu, dabar spalis. Specialus pasiūlymas 15 eurų. Tai nežinau, man čia bus 10 ar 15. Jūs plaukėm va iš šito miestuko. Ir varom į tą pusę. Va tenai, sakau, ar į dešinę, ar į kairę. Sako, į kairę palei jūrą. Vis laik sako, varyk palei jūrą, pakrantę. Palaplaja. Tai va, važiuosiu palei jūrą. Tikiuosi, bus viskas gerai. Tikiuosi, lengviau čia perkels. Jau išsidaro. Ir varom. Atstumas čia nėra didelis, čia, nežinau, kokie 300 metrų gal. Gal dar mažiau. Iš vieno galo į kitą. Nu, žiūrėsiu, kaip palei tą jūrą čia eisis. Gal bus suplaktas smėlis ir gal neklims ratai. Tikiuosi nesigailėsiu, kad Italijai užsidėjau siauresnę biškį galinę padangą negu priimtinę. Atsitikimą. O kiek žvejybinių laivelių. Ale čia vikriai sukasi.
Sudėjai Ispanijos žemelę. Varau į vietinę Kuršių neriją. Šiaip mašinį vairą. Pirmi kilometrai nenuvažiuoti pačiam. Ai, ten jau laukia turbūt keltis į kitą pusę. Ai. O, čia gerai, tvirta. Nu ką, važiuojam pakrantę. Čia kriauklių. Pirmą kartą gyvenime važiuoju va taip. Jūros pakrantę. Čia gal sėdam biškį, reikia gal biškį arčiau eiti. O, čia geriau. Vienas, du, trys, vienas, du, trys, dar biškį. O, čia ne, čia blogai. O. To reikia laukti. Ne, čia ne man. Man tik pakrantė. Tu namų liko kažkur tai 5 kilometrai ten toli. Tai jau nežinau, kiek čia 30 kilometrų galbūt važiuoju, taip paplūdimiu. Nėra kažkaip čia stebuklingai sunku, bet reikia dėti pastangos nemažai. Nu, šiandien jau užsirengęs varau, nes jau iš tikrųjų tai nėra čia tų žmonių ir karšta. Va, visiškai pakrantė. O taip. Stenkit prie vandens laikytis, nes ten jau man per klampu jau ten sėda ratai. Vėjas nuo jūros. Nu, va, iš ten atvariau iš to galo. Tai žiauriai čia tas ratai kasasi vietomis. Čia tai dabar, aišku, neįmanoma prasistumti. Nu, prasistumti įmanoma, bet pravažiuoti be šansų. Tai va dabar stumiuosi šitom mašinų vėžėmis. Ten tikiuosi rasti jau kelią normalų.
Tai dabar jau 120 esu nuvažiavęs. Šiandien tai dar liko, nu, minimum 20, bet aš manau, kad liko daugiau negu 30 km. Tai čia normaliai dar laukiu šiandien vargelio. Tikiuosi, nes ir šlapo grandinė, viskas čia, nu, tos jūros, nuo jūros vandens reikia viską dar išsiplauti. Šiandien degaliniai kokioj susirasti. Bet šiandien jo, šiandien pabuvau normaliai čia vienas. Net žmonės, ten tie tokie žvejai, kurie kartais ten kažkokius gaudo. Ką žinau, ten į ką ten gaudo, moliuskus gal tos. Ar šitas... nu nežinau, ką ten gaudo, žodžiu. Nemačiau, mačiau kažką lukšteną, tai... Ar gintarą kokį ieško, bet nemanau, kad čia gintarą kokį ieško. Žodžiu, kažką jie čia lukštena. Smėliukas tai fantastinis. Be akmenų praktiškai. Tai kaip pliažas tai idealus, bet kai dviračiu važiuoja, tai visiškai ne kažką. Netgi matos, kad čia džipai normaliai sėda. Tai per tą smėlį važiuodamas net 300 beveik vatų kartais reikdavo įdėti, kad palaikyti 14-15 km greitį. Tai čia padeginau kalorijų. Gerai. Nu ir dabar dar va. Paskutiniai 100 metrų, kurios reikia dasistumti iki kranto. Iki kranto, ne iki kranto, bet iki kelio. Iki važiuojamosios dalies. Nu ir tikiuosi jau šiandien viskas. Tikiuosi jau šiandien visas smėlis. Viskas girgžda žiauriai to smėlio. Iš visur bėga ratlankiai. Ir drusko, ir smėlė. Ir grandinė. Žodžiu, viskas čia pedalai. Batai. Batos jau prieš keltą išsikračiau. Dabar vėl pilnutėliai. O. Nu ką. Įdomumo dėlį, kaip atrodo ratai. Galinis. Grandinė, padengta smėliu. Ir viskas smėliui. Vienu žodžiu, normaliai MTB. Čia irgi viskas smėliu. Sugriuvęs. Bent vieną kartą. Tai normaliai čia. Smėlio jūra. Vandenynai. Autobusas. Kokio didumo kosminio. Sėdi žmonės 3 metrų aukštį. Ir ratai tokie normalūs. Čia matyti jie po tos smėlynus važinėja, kažkoks parko autobusas. Ekskursijas matyti vežioja. Vietinis Stonehedžas. Nu tokia jo mistinė gyvenvietė. Ne ant dramblių viskas laikosi, ant moterų pečių. Tai ne tik ant moterų, ant žmonių. Toks biškį pleistas miestelis.
Nu, va čia tas kelias Sevilija, Kuelva, Sevilija. O, bridžiukai. Škirnas. Nu, čia toks jo biški. Aliuzija į natūralią gamtą. Matas karas. Baiginėjasi dienelė. Ilga buvo diena, labai ilga. Čia virš 8 valandų važiavimo. Jau liko mažiau negu 10 kg. Jau 106 kg, nu tai gal 105 bus šiandien. Fainas Kadizas. Gražu. Bet išvažiavimas iš Kadizo tai jau buvau keikiaus, jau buvau piktas. Kelto neradau. Ten tam uoste, kuris tenai kelia. Tada per tą gražų tiltą su atatampom negalima važiuoti. Tada per kitą tiltą irgi negalima, nu bet jau ten pasižiūrėjau, susikaupiau, sakau, ne, jau dzin važiuosiu. Ir negalima. Paskui nuo to tilto jau iki kelto, tai jau miestelį pravažiavau su ta vat Marijos, Santa Marija kažkoks tai miestelis, tai nuo to miestelio jau spaudžiau, labai buvo geras vėjas į nugarą ir jau greitis buvo geras, ten ir 40, ir 3-3, gal virš 30 buvo vidutinis, gal ten tam ruožė. Nu ir atvažiavau tą miestelį, iš kur keltas. Iš kur keltas buvo, tai net pavalgyti nieko nespėjau. Tik nubėgau greitai, nusipirkau kolos, nealkoholinio alaus ir porą buteliukų mažiukų vandens kavinį, nes parduotuvė šalia nebuvo. Tai greitai čiuk viską susipakavau čia į dviratį. Nu ir tada prasidėjo linksmoji dalis, važiavau pajūriu. Nežinau, gal net 30 km, gal net 40, sunku pasakyti. Nes čia navigacija negalėjo suplanuoti maršruto, tai čia
buvo pakibus, nei persijungti ekranų negalėjau nieko. Tiesiog pakibus tokia. Tai variau palei jūrą momentais. Google Maps rodė, kad aš vandenį važiuoju. Nu, bet jo, važiavau labai arti vandens, nes jeigu ne arti vandens, tai šakės jau tenai pradeda mėtyti ir griūnu. Vieną kartą griuvau. Šitam bunkeriai, tvirtinimai. Paskui privažiavau tą miestelį, kur tikėjausi, kad bus gražu, bet jau taip saulė leidos ir nustebino, kad nei vieno žmogaus. Nu, labai retai sutik žmogų. Toks miestukas nemažas ir visos gatvės sektoriais. Ne gatvėmis, o sektoriais. O paskui va čia pravažinėjau dabar toliau jau, tai tos karinis poligonas. Ir šaudė tam poligonė, ir karibukai stovėjo palei kelią, matyt, žiūrėjo, kad nieks neįtų. Tai gal ten tas miestelis toksai skirtas tiem kariškiam gyventi. Gal dėl to ten jų nėra. Nu, įdomu, toksai kažkoks labai įdomus. Yra ir viešbučių, ir viešbučių viešbučiai, tokie didžiuliai. Sunku paaiškinti, o čia irgi matau teritoriją aptvertą, galbūt irgi poligono teritoriją kažkokia. Tai va, nu ilga diena buvo, virš 8 valandų važiavimo ir karšta buvo. Tai pajūriu išsirengęs važiavau, bet ten pajūrį tai buvo toks įdomus jausmas. Vienas visiškai vienas. Tai važiuoju, ten koks žvejys. Kokius kas 5, kas 10 km koks žvejys, ir džipas pralekė ir viskas, o tai visiškai pakrantė paukščiai ir aš. Įdomu taip. Bet ramu taip, tylu ramu. Kažkaip. Nu va, dabar paskutiniai kilometrai, jau saulė leidžiasi, būsiu po 8:15. Tikiuosi, dar norėčiau dviratį išsiplauti, nes visas druskose, visas smėlyje, viskas čia. Batuose jau 2 kartus išsipurčiau batus, bet vis tiek pilna smėlio. Tai, žodžiu, nenoriu, kad surūdytų grandinė ar dar kažkas, tai norėčiau šiandien dar surasti kažkur, tai jeigu bus pakeliu, aišku, degalinę, joje išprausti dviratį, išplauti, tada sutepti dar grandinę. Čia būtų labai gerai. Nu, jeigu ne, tada rytoj. Nu, rytoj jau Huelva ir Portugalija. Nežinau, nežiūrėjau, kiek ten tų kilometrų, turbūt nebus, kokių daugiau 40. Iki Huelvos, man atrodo, 20. Rytoj bus rytoj. Ačiū, labai įdomus dalykas, kažkaip pasižiūrėjau orus. Tai rodo, kad diena 26 buvo čianai šitam kaime. Ir kris naktį iki 19 ar 18 kažkas tokio. Bet įdomiausia tai, kad pamačiau, kokia čia raudonuoja. Tipo oro kokybė. Tai aš važiavau ten iki Kadizo, ten visą tą Andalūziją. Tai visą Andalūziją rodo žalia, kad tipo ten labai geros oro sąlygos, nu, oro taršos mažai. O čia kažkaip labai didelė oro tarša rodo. Ir būtent į tą, nuo Huelvos, į tą pusę, į žemyną. Keista, iš kur čia ta tarša tokia. Kas jie sukūrė tą taršą. Ten jokio paaiškinimo nebuvo, bet taip, nu, įdomi labai. Tai va, saulė jau nusileido. Viskas, diena baigėsi. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit like, subscribe. Ką ten dar reikia padaryti. Komentarą parašykit. Ačiū uždėmesi.